Labas, labas. Šiandieną mūsų scenoje dykumų rožės. Tai yra 100% gamtos kūrinys, kuris formuojasi dykumuose, suformuodamas štai tokias nuostabes gėles ir žiedus. Nuo mažiausios dykumų rožės iki pačios didžiausios viskas jau laukia tavęs elektroniniai parduotuviai. Pasirodo, dauguma iš jūsų vis dar nežinote, kas yra tos dykumų rožės ir matote jas pirmąjį kartą. Tai labai džiugu, kad ir vėl galiu jūs nustebinti nuostabiom naujienom. O taipogi labai gaila, bet žinokite, net šios nuostabios dykumų rožės yra labai stipriai kaitinamos, dėl ko praranda savo energiją ir lieka tik tai papuošalas. Todėl būkite atsargus ir atsakingai rinkitės savo dykumų rožės. Na, o dykumų rožė tai yra šeima, tai yra motyvacija, tai yra ir ramybė, tobulėjimas, protas, verslas ir sėkmė. Arabų kultūroje dykumų rožės yra brangakmeniai ir taipogi jos simbolizuoja meilę bei aistrą. Ši nuostabi gėlė stiprina šeimos ryšius ir užtikrina gerus santykius. Taip pat ji puikiai išvalo energetinius blokus, vykdo transformaciją, tirpdo pasenusias jūsų programas, ramins nerimą ir padės priimti drąsiau sprendimus. Taipogi tai yra atsparumas, gyvybinė tavo jėga, pabudimas bei transformacija. Dykumų rožė labai mylima tarp kolekcionierių, kristalų entuziastų ir energetikos darbuotojų. Na, o kas užsiimate įvairiomis veiklomis arba verslais, jis labai stiprina protinį darbą, protinę veiklą ir atneša klestėjimą verslui. Jūsų pasirinkta dykumų rožė nuostabiai atrodys šeimos valgomajame arba svetainėje, taipogi verslo salėje arba darbo kabinete, kad jį veiktų, tarnautų jums, stiprintų šeimos santykius arba padėtų klestėti versluose. Na ir žinoma, šis akmuo labai stipriai susijęs yra su saulės energija. Todėl skleidžia labai daug šviesos, šilumos ir optimizmo. O viso to niekada nebus per daug, tiesa? Harmonija, teigiama energija namuose arba darbo vietoje, tai yra nuostabu. Na, žinoma, jis susijusi ir su dvasingumu bei puikiai tinka ir meditacijose. Tarsi rožė išaugusi iš nieko. Priminimas, kad dvasinis grožis kyla net iš sausros ir tylos.